Tai Čiop prekės ženklas 11 metų sukasi renginių srityje. Renginių turim įvairiausių. Nuo darbo vakarėlių iki asmeninių švenčių, nuo vestuvių iki verslo pusryčių. Renginių daugybė, taisyklių taip pat yra daug. Ir kaip juose visuose nepasiklysti, šiandien trumpam kalbinsim Indrę Sapagovaitę. Labas. Labas, Ieva. Tai Indrė, pradėkim nuo to klausimo, kuris turbūt prieš artėjantį vestuvių sezoną visiems yra aktualiausias. Tai kiek Dėti į pinigų vokelį. dėti į vakelį? Jeigu kalbam apie vestuves, aš niekada neapsieinu be šito klausimo. Taip, nes Taip. tai labai aktualu. Ir liūdniausia dalis yra ta, kad atsakymo aš neturiu. Ir aš neišgelbėsiu visų pasakydama, kokią sumą dėti, nes iš tikrųjų etiketas niekaip nereguliuoja pinigų kiekio. Tai yra visiškai asmeninis biudžetas, visiškai asmeninės galimybės ir norai ir tarpusavio santykis, kiek aš noriu įdėti į vokelį. Laikas eina, niekas nesikeičia. Yra tik tai tie tokios povandeninės surovės informacija, kaip buitiškai kalbant iš po stalo, kaip su kiekvienu laikmečiu atsiranda kažkokia norma, kurią visi kaip ir žino, bet tai tikrai nėra taisyklė, kiek norim, tiek dedam. Ar gali turėti įtakos sprendimui tai, ar šventė yra ten 2 dienų, 3 dienų, ar čia tiesiog kažkoks žmonių sąmoningumo klausimas? Ir su etiketu tai neturi nieko bendro. Yra toks iškreiptas suvokimas, kad jeigu šventė didelė, tai turiu rimtai ir susimokėti. Taip. Bet čia mes pabėgam nuo pačios esmės. Vestuvės yra 2 žmonių šventė, į kurią yra kviečiami žmonės, kurie dovanoja jiems vestuvių progą dovaną. Tai nėra bilietas į vestuves. Ir čia jau mes grįžtam prie etiketo, kiek galiu ir kiek noriu, tiek ir dovanoju. Kitas klausimas yra turbūt irgi aktualus su tiek asmeniniam šventėm, tiek darbo vakarėliam. Jeigu renginio pradžios laikas numatytas yra, 18 valanda, tai kada reikia į tą šventę ateiti? Tikrai ne 5. Čia visi tiekėjai ir visi vietos kaip mes, kurios organizuoja šventės, iš karto dėkoja jau tau. Net yra svečių, kurie ateina po 5:05, nors šventė prasideda 6. Į asmeninę šventes yra mandagu šiek tiek vėluoti, bet tas vėluoti yra iki 15 minučių. Aišku, jeigu yra numatyta programa, tarkim, jeigu tai yra darbo vakarėlis ir yra numatyta programa, tarkim, kad 6:30 jau yra kažkas programos dalis. Tai tuomet labai gerai atvykti yra ten po 6:10, tarkim. Jeigu programos nėra numatyta, galima atvykti šiek tiek vėliau, bet nereikia vėluoti ten pusvalandį, valandą ir svarbiausia neatvykti anksčiau, nes prieš bet kokią šventę visi organizatoriai patvirtins tą patį, kad kiekviena minutė yra svarbi ir tik tai tuo metu jau, kai prasideda šventė, būna viskas paruošta, o 10 minučių prieš dar yra dėžės, dar kažkas laksto didelėm akim. Taip kad aš pati šiaip esu padarius vieną kartą šitą klaidą atėjus lygiai, tai jaučiausi labai nesmagiai, nes tiesiog buvau, užpuoliau žmonės dar be baigiančius ruoštis. Tai nemalonu nei svečiam, nei organizatoriui. O jeigu dabar mane į darbo vakarėlį arba į vestuvių šventę, gal čia irgi yra skirtingos taisyklės. Mane pakvietė vieną, o aš turiu antrą pusę, kuri arba labai nori eiti, arba aš labai noriu, kad jis eitų. Ir ar mandagu yra klausti, tarkim, asmeninės šventės organizatorių arba darbo vakarėlio organizatorių, ar aš galiu atsivesti antrą pusę? Taip, nes tai nėra dažnas atvejis, kad kiekvienas svečias klausia, ar aš galiu papildomų žmonių atsivesti. Išimtinai taip ir aš visuomet rekomenduoju. Svarbiausia neateiti nepranešus. Kad tiesiog, o aš galvojau, kad čia su antrom pusėm. Kvietimą reikia skaityti, įvertinti ir ko dažnai žmonės nežino, kad jeigu kvietime nėra paminėti vaikų vardai, jie nėra kviečiami. Čia yra tokia nerašyta, kaip rašyta taisyklė, bet jeigu kvietime nėra įvardinta nieko apie vaikus, vadinasi kviečiami tik suaugusiai. Kaip ir logiška. Taip. Kviečiama tai, kas parašyta kvietime. Gerai. Dabar perskelkim truputėlį į darbo vakarėlius, ar ne? Iš tų asmeninių švenčių. Tai vasaros sezonas, nes kažkaip žiemos sezonas ir darbo vakarėliai turbūt daugiau turbūt yra taisyklių, ką rengtis. Vasaros sezonas mus turbūt visus šiek tiek atpalaiduoja ir tos ribos tarp, subtilu, nesubtilu, padoru, nepadoru, mandagu, nemandagu. Ką rengtis į vasaros vakarėlį, jeigu tai yra
gali būti ir labai neoficiali tematika, bet kad to etiketo darbinės aprangos neperžengti. Verslo aprangos principas yra neparodyti per daug. Tai galioja ir vyram, ir moterim, nes tarkim vyrai kartais sugalvoja apsirengti labai plono audinio marškinius, kur viskas matosi, kas yra apačioje, ir tai čia jau subtilumas dingsta. Ir tai jau reikėtų pasilikti laisvalaikiui. Tai galima labai paprastai pasitikrinti, apsirengi tą rūbą ar derinį, kurį nori, ir išeini į gatvę. Jeigu susilauki labai daug žvilgsnių į iškirptę ar į kojas, tai reiškia, kad šiek tiek per daug atidengta. Ribos peržengtos. Bet aš, kaip suprantu, pati vis tiek esi aktyvus žmogus, dalyvauju įvairiausiose šventėse ir panašiai. Ar yra tokie vadinami grubiausi kažkokie, nežinau, pažeidimai, kurie tau ir kaip, ne tik kaip tau, kaip profesionaliai rėžia akį, bet ir šiaip aplinka jau jos pastebi. Tiek asmeninėse šventėse, tiek darbo šventėse. Čia apie aprangą kalbam? Ir apie aprangą, galbūt ir apie laiką, elgesį, ar dar kažką atėjimą ir panašiai. Tai gerai, tai gal išskirstysiu į kelias grupės tokias. Tai platus klausimas. Taip, čia labai platus klausimas. Pirmiausia, tai aprangos daliai didžiausia ir dažniausia klaida yra tiesiog nepaisimas konteksto. Ir aprangos kodo netgi nepaisimas. Na, kaip tarkim, dienos metu į pusryčius ateiti persipuošus su labai ryškiu makiažu, su vakarinė suknele, nu, tai yra akivaizdus nepataikymas į kontekstą. Tai čia tokia labai didelė klaida. Tada iš elgesio pusės kartais žmonės pamiršta, kad tai yra, kaip čia dabar įvardinti, net galvoju, kad tai yra vis dėlto šiek tiek formalesnė aplinka ir per daug įsijaučia, arba atvirkščiai. Ir gal Lietuvoje labai dažnai tas pasitaiko, kad aš ateinu į šventę ir viską vertinu. Čia gal maistas kažkoks, čia gal man per garsiai, gal čia žmonių per daug. Jeigu jau eini į šventę, tai, kaip sakau, organizatoriai ir šventės kaltininkai atiduoda duoklę, bet ir svečiai turėtų atiduoti duoklę. Nusiteikti, įeiti į tą energiją, atnešti šventę patys su savimi, šypsotis, bendrauti, ragauti, o ne kritikuoti. Nes Lietuvoj, aš nežinau, kas čia yra, bet kiekvienas turi nuomonę apie šventę. Ir dažniausiai neigiama. Ir dažniausiai neigiama, taip. Ir pabaigai, Indre, ar aš turėjau kažko paklausti, ko nepaklausiau ir ką tu tikrai norėtum perduoti tiem visiems žiūrintiem, kad ta ateinančių sezonų tos šventės, jos būtų tikrai ne tik smagios, bet ir, nežinau, neišpristų iš etiketo rėmų. Tai aš norėčiau grįžti prie pačios etiketo esmės. Pagarbos ir dėmesingumo aplinkai. Ir kadangi šventė susitinka labai daug žmonių, kurie dažnai dar ir nepažįstami būna, tai čia ir yra ta mintis, kad sąmoningai stebėti, kad savo elgesiu nesukeltume kitiem nepatogumų. Ir švęsti. Tai mes to jum ir palinkėsim ir noriu sakyti gražių švenčių, bet skamba labai kalėdiškai, tai tiesiog linkim, kad tos visi organizatorių sumanymai išsipildytų, o visos šventės praeitų su nuostabiu oru, nuostabia kompanija ir, kaip Indrė sakė, neperžengiant ribų ir reaguojant į aplinką. Ačiū, Ieva. Ačiū, Indrė.